Iš Lietuvos grįžau čia penktadienio rytą ir ta kelionė tokia varginanti iš tikrųjų buvo. Pradėjau kelionę ketvirtadienio vakare 11 val. Ir jau Peterbore buvau 9 ryto. Tai žodžiu, visą tą praeitą dieną nemegojau, dar visą tą naktį ir paskui visą ateinančią dieną irgi ten, toks visas įsibalamutinės, įsibalansavęs buvo labai taip ganėtinai ir, sakau, tokia ilga kelionė su vingiais, ten su visokiais keistais sustojimais. Buvo labai keista su tom mikriku važiuoti iš Klaipėdos ir sustoti jau ten Kryžkalnį, ten už ką, žinau, 50 minučių, kažkodėl visi į tualetą užsimanė. Taip mintyse galvoju, ką namie negalėjo nueiti ir taip, ir žodžiai, ten visi išlipo iš to mikriko ir aš galvoju, tai čia gal jie žino kažką, ko aš nežinau, gal jau ten jis gyvenime niekur nebesustos, kad jie taip visi išlipo, bet aš pasilikau mašinai. Labai taip keistai nužiūrėtas buvau, kodėl aš čia toks vienas pramuštgalvis, nelipu kartu su jais, neinu kartu su jais į degalinę. Ir žodžiu, ten po to Kaune, dar sustojimas pusvalandį, ten cirkai visokie dėl 2 žmonių. Po to ten jau į oro uostą vidury nakties atvarai, tie policininkai tokie raudonom akim užmigusium, ten žiūri į tave, žinai, galvoji, kad tik viskas čia praeitų. Kažkaip būna keistai, ne, kai atrodo nieko tu blogo nepadarai, bet kai prieš tavęs atsistoja policininkas, kažkoks toks keistas jausmas įsijungia, atrodo, kad pridarėjai kažko iš tikrųjų. Ir taip nuleidė akis ir taip keistai pradeda elgtis, ten tas akis bėgioja ir taip atrodo, kad tu tikrai, kad nusikaltėlis esi. Ir jau ten žiūri, tave stebi jie. Ir žodžiu, po to aš išgėriau tokią gerą latę, išgėriau, subalansavau mane visai ir ten skaičiau po to tokią knygą. Kažkaip energijos atsirado ir tokios kelionės visokios. Bet žinot, aš čia, žodžiu, verkiu dėl tų keletos valandų, nemiego ir ten keletos kilometrų su visokiais keistais sustojimais, bet atradau tokį įdomų kelią, kad ilgiausias pasaulyje kelias, kurį galima nueiti pėsčiomis. Pėsčiomis galima nueiti. Driekėsi nuo Cape Towno, tai yra Pietų Afrika, iki Magadano, Rusija. Lėktuvu arba laivu nereikia eiti. Yra visokie tiltai, galiu juos pereiti. Žodžiu, pėsčiomis pats ilgiausias kelias nuo pačios Afrikos, patį viršų Rusiją, per visą Sibirą reikia eiti. Šis maršrutas driekėsi per kelias konfliktų krečiamas šalis, pavyzdžiui, Siriją arba Sudaną. Norėdami patekti į kai kurias iš jų maršrute esančių šalių, mes turėsim kreiptis vizos, kažkokios tai tos šalies vizos turėsim turėti. Be to teks susidurti su kaitriu Sacharos dykumos karščiu, Sibiro šaltų sniegu, kuris verčia drebėti ir daugybę kitų išbandymų to kelio metu. Remiantis daugelio pranešimų, šito kelio niekas pėsčiomis niekada nebuvo įveikęs. Jeigu jo ilgis yra 22 387 km arba 13 911 mylių, kelionė trunka 4492 valandas. Tai būtų 187 dienos, jeigu eitumėm be pertraukos, jeigu nuolatos eitumėm. Bet jeigu eitumėm, pavyzdžiui, per 8 valandas, tai reikėtų 8 valandas per dieną, tai užtruktų 561 dieną. Tas toksai ėjimas būtų. Tai reiškia, per visus metų laikus praeitumėm per kai kuriuos net porą kartų ir kirstumėm, wow, kokias įdomias sienas. Ir tada gaunam tokį apreiškimą, kad jisai yra kelias. Jėzus yra kelias. Jeremijo pranašystė 6.16. Aš noriu perskaityti nemažai Biblijos eilučių ir tiesiog leisti kažkaip neskubėti, gal jums net nereikia vartytis, po to atsisuksit, galėsit perskaityti dar kartelį, paponderinti apie Dievo mintis, bet aš kažkaip labai norėjau šito pamokslo metu mažiau kalbėti pats, bet leisti pačiam viešpačiui kalbėti per savo žodį. Tai dėl to neskubėsiu, bet greitai baigsiu, bet žodžiu, nebus ilgas pamokslas, bet tiesiog leisiu Dievui kalbėti per jo žodį. Tai Jeremijo pranašystė 6.16 parašyta taip. Taip sako viešpats. Eikite į kelius ir ieškokit senųjų takų. Suradę gerą kelią, juo eikite. Taip rasite atilsį savo sielom. Evangelija pagal Joną 1.23 parašyta. Jis tarė, aš dykumoje šaukiančiojo balsas. Ištiesinkite viešpačiui kelią.
kaip yra pasakęs pranašas Izaijas. Patarlių knyga 3, 5, 6. Pasitikėk viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. Visose savo keliuose pripažink jį, tai jis nukreips tavo takus. Psalmių knyga 16, 11. Parašyta, tu parodysi man gyvenimo kelią. Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė. Tavo dešinėje malonumai ar amžius. Psalmių knyga 5.8. Viešpatie, vesk mane savo teisumu dėl mano priešų. Nutiesk prieš mane savo kelią. Psalmių knyga 25.4. Viešpatie, parodyk man savąjį kelią. Pamokyk mane savo takų. Patarlių knyga 4.26. Apgalvok tą taką savo kojai. Ir tegu tavo keliai būna įtvirtinti. Izaijo pranašystė 42.16. Aš vesiu akluosius jiems nežinomais keliais, nepažįstamais takais. Pakeisiu jiems tamsą, šviesą, kreivus takus tiesiais. Aš tai įvykdysiu ir jų nepaliksiu. Laiškas Filipiečiams 3.12.14. Nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vejuosi, norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik vieną tikrą, pamirždamas, kas už manęs ir siekdamas to, kas prieš akiją, veržiuosi į tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimą už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje. Ir pagaliau Evangelijoje pagal Joną 14.6. Ir visos šitos Biblijos eilutės sueina į tą vieną Kristaus pasakymą. Jėzus jam atsakė Tomui, abejojančiam, tam, kuris abejojo. Tas, kuris norėjo sužinoti, norėjo pamatyti Dievą. Jėzus sako, tu daug kartų, tu visą laiką su manimi esi. Visą laiką su manimi esi. Ir Tomas sako, tai palauk. Bet o kur tu eini? Nes Jėzus prieš tai sako, aš einu pas tėvą. Ir jūs galėsite tenais ateiti, sako, nes jūs kelią žinot. Ir Jėzus sako, palauk, kur tu eini, mes nežinom jokio kelio. Ir Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane vieną. Ir visos šitos Biblijos eilutės sueina į tą vieną pasakymą, aš esu kelias. Jėzus sako, aš esu kelias. Yra daug kelių pasaulyje. Vot kaip ir šitas, pavyzdžiui, Magadano kelias, ne? Ir juo būtų įdomu, aš manau, pasivaikščioti keletą metų, praeiti tuo keliu, būtų tikrai didelis nuotykis. Bet pats gyvenimas yra didelis nuotykis. Tik mes labai dažnai į savo gyvenimą žiūrim mažom tokiam akimirkom, reiškia, tokiam dabar blogai, reiškia, viskas dabar blogai, tamsu, viskas dabar taip blogai. Ir aš neturiu jokių ten šansų ten toliau eiti, mes tokie esam linkę labiau į kraštutinumus kažkodėl. Bet nėra taip, iš tikrųjų nėra taip jau blogai, kaip pagalvoju. Aš nuolatos savo primenu, kiekvieną kartą, kai aš pradedu skūstis kažkuom, tai aš savo primenu, kad aš esu vienas iš turtingiausių pasaulio žmonių. Aš patenku į tą 1% žmonių, kurie yra be galo turtingi. Aš turiu namie 5 poras batų, kai kurie neturi nei vienos. Aš turiu namie minkštą lovą, su šildymu, įsivaizduojat. Aš galiu valgyti, ką noriu ryte, aš galiu valgyti kiaušinius, arba aš galiu valgyti sviestą ant duonos. Aš galiu pasirinkti, įsivaizduot, mes galim pasirinkti, ką valgyti. O kiek pasaulyje žmonių to negali padaryti? Kaip minėjau maldoje, kai kurie žmonės geriamojo vandens eina 15 mylių, kad pasisemti kibirėlį, parnešti ir saugoti kibirėlį, neišlaistyti per tos dulkėtus kelius, per tas 15 mylių. O aš galiu tiesiog atsisukti kraną ir dar žiūrėkit, koks aš esu, sugalvoju nusipirkti filtrą, nes man nelabai patinka iš krano vanduo. Tai aš nusipirku filtrą ir tada jį ten pildau. Ir žinot, mes, pavyzdžiui, kartais susipykstam dėl to, kad filtras tuščias. Nu, tai paėmė prisipilį ir viskas, bet mes tokie vat esam, matot, tokie nepatenkinti. Norim kažko dar daugiau. Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas nenueina pas tėvą kitaip kaip tik per mane. Tai mes turime eiti per jį. Mes turime eiti juo. Jėzus yra kelias, mes turime eiti juo. Ir pažiūrėkim, koks buvo jo kelias. Jo kelias prasidėjo visiškai vargingai. Žemė. Jis tapo žmogum, tapo kūdikėliu. Ir kur gimė? Tvartelį. Tvartelį gimė. Karalius. Visą sukūręs. Mūsų širdis laiko savo delnuose. Ir jis gimsta tvartelį.
visiškai nepasiturinčiai šeimoje. Po to auga, mokinasi amato, tampa stalium. Įsivaizduoju, Jėzus, karalius jisai stalius. Kur tikriausiai visas Izraelis galvoja, kad jis bus karalius, jis bus kaip Dovydas, karžygys, gyvens rūmuose, apsisiautęs purpurinę skraistę. O jis stalius, staliauja. Čia pjuvenų pilnas rankos, rakštis lenda į delnus. Ir po to sako, ne, turiu dabar misiją vykdyti. Ir eina ir vykdo misiją, jisai deda rankas ant raupsuotojų. Ir vyksta jo gyvenime stebuklai, tai yra tas gražus periodas, nesakysim, wow, kaip kietai, tos melavonai prisikelia, raupsuotieji išgyja, aklieji regi, kurtieji girdi, lošėjai vaikšto ir vargšams skelbiama. Geroji naujiena, gera naujiena vargšams skelbiama. Ir jie girdi tą gerąją naujieną. Ir mes sakytume, wow, čia super. Ir jau jie nori jį jėga pasidaryti karalium, nes jisai tikrai tas mesijas. Niekam nekyla jokių abejonių, tik tai yra galbūt tie, kurie pavydi, nors ir žinodami, kad kažkas su tuo žmogumi yra ne taip, bet jie taip pavydi, kad jie nori jį nužudyti. Ir jam pasidaro be galo pavojinga. Toks jo gyvenimas, aš čia bėgu tokiais labai stambiais fragmentais, bet pabandykim nusipiešti visą Jėzaus gyvenimą ir tada sakyti, jis yra kelias, jis yra mano kelias. Eit juo turiu, sekti juo turiu. Kaip jis ėjo, taip aš turiu sekti juo. Žiūrėkit, kažkur tai Biblijoje parašyta, laiškė Hebrajams 12:1-3 parašyta, todėl ir mes tokio didelio debesies liudytojų apsupti. Nusimeskim visus apsunkinimus bei lengvai apraizgančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. Žiūrėdami į jį, turim bėgti tas lenktynės, stebėdami jį, matydami, kopijuodami jį, tai ką jisai darė, aš turiu daryti. Žiūrėdami į tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų, kuris vietoj savo pridarančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos iškentėjo kryžių ir jo pabaiga gyvenimo. Kryžius. Ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Svarstykit, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešiškumą, kad nepailstumėt ir nesugleptumėt savo sielom. Kaip dažnai mums atsitinka, kai suglembam, arba neįsimiegam, arba susibaram su kažkuom tai, nemokėdami konfliktų aiškintis normaliai. Mes visi tokie esam pažįsti. Mes, kiekvienas iš mūsų, aš save rodau pirštus, ne jūs, nepagalvokit, kad aš kaltinu, bet tiesiog pagalvokim, kokie mes kartais būnam. Gaunu tokį prieškimą, kad mūsų kelias, jisai nėra 576 dienos, mūsų kelias yra viena diena. Viena diena tik tai. Jinai prasidėjo šiandien, mano kelias prasidėjo šiandien, kaip aš atsibudau, kaip aš pagloščiau savo šunį, pasimeldžiau, įsiviriau savo kiaušinį ir atvykau čia, pašlovinti ir pamokslauti. Mano kelias toliau tęsis dar iki tol, kol aš padėsiu galvą ant pagalvės. Ir tada Dieve, jeigu tu esi maloningas, aš atsibusiu ir pradėsiu dar vieną kelią, dar vieną dieną. Ir tada kaip mes tą kelią turėtumėm nugyventi? O taip kaip Jėzus, žiūrėdami į jį, į savo tikėjimo pradininką ir atbaigėją. Reiškia, kaip mes turėtumėm konfliktus spręsti, kaip mes turėtumėm bėgti išspręsti konfliktą, jeigu turim kažką vienas prieš kitą, nenueit miegot nesusitaikius. Ir mes tai savo leidžiam kartais, įsivaizduojat, bet rytojus nėra pažadėtas. Ir tu išeini susipykęs, įsivaizduoji. Išeini nepasimeldęs, išeini nepapasninkavęs, išeini nepaskaitęs žodį, išeini nepašlovinęs, išeini nepaskambinęs kažkam, kur dvasia ragina paskambinti tam žmogui, o tu nepaskambini ir nevykdai jo valios, neini keliu, nesi jautrus jo keliui. Richardas Baxteris, toks krikščionių filosofas, jis yra pasakęs, labai liūdna matyti, kaip dauguma žmonių eikvoja savo laiką ir energiją smulkmenom, o Dievas lieka nušalintas. Tas, kuris yra viskas, jiems atrodo kaip niekas, o tai, kas yra niekas, jiems atrodo kaip viskas. Iš tiesų gaila, žinant, kad Dievo žmonija pastatė į tokią lenktynių trasą, kur jų galutinis tikslas yra dangus arba pragaras. Nėra kito trečio dar. O jie sėdi ir tinginiauja arba bėgioja paskui pasaulio vaikiškus žaislus, pamiršdami prizą, dėl kurio turėtų bėgti. Jei tik kas norėtų iš mūsų, galėtų pamatyti šį reikalą taip, kaip mato viską
matantis Dievas ir pamatyti, kuo domisi dauguma pasaulio vyrų ir moterų ir ką jie daro kiekvieną dieną, tai būtų liūdniausias vaizdas, kokį tik galima įsivaizduoti. O kaip mes stebėtumėmės jų beprotybę ir apgailestautumėm dėl jų saviapgaulės. Nei Dievas niekada nebūtų jiems pasakęs, ką jie turi daryti pasaulyje, arba kas jų laukia kitame pasaulyje. Tada būtų buvusi kokia nors pasiteisinimo priežastis, bet tai yra jo užanspauduotas žodis ir jie tvirtai tuo tiki. Jis kalba apie mus, tas Richardas Baxteris, kurie išpažįstam Jėzų. Kad nesugleptumėm savo sielom, kad nepailstumėm, kad nepavargtumėm. Bėkim ištvermingai. Ir tenais toj Biblijos eilutėje parašyta, kad bėkite. Daugiskaita nebėk, Arūnai, bet bėkite, reiškia mes kartu. Mes kartu vakar žiūrėjau ten tokį dokumentinį filmą apie Ukrainą. Nežinau, kodėl aš ten žiūrėjau. Nu, žodžiu, bet man kažkaip ten Bear Grylls, aš žinau, kad krikščionis galvoja, gal kažką gero parodys. Ir iš viso to 48 minučių dalyko išgirdau tik vieną gerą dalyką, bet išgirdau. Jis sako, 2 geriau negu 1. Kai yra šalta, 2 geriau yra negu 1. 2 tampa 5, kai yra šalta. Aiškiai, vienas su kitu šildus, vienas su kitu eina, vienas kitą pakelia, kai reikia, kai kitas suklumpa. O kas atsitinka vienam, jisai suklumpa ir niekas jo nepakelia. Jam šalta ir niekas jo neapkabina. Jam liūdna ir niekas su juo kartu neliūdė. Arba jisai džiaugiasi ir tas džiaugsmas yra toks nepilnas, nes jis džiaugiasi vienas. Bėkim ištvermingai. Giesmę tokią girdėjau. Sako, mes nesam sukurti sprintui. Mes nesam sukurti sprintui, mes esam sukurti piligrimystėj. Tai va būtent tokiam, bet ilgam takui. Reiškia, eiti lėtai. Ten dainuoja po to tokią dvasinę giesmę. Slow down. Slow down. Lėčiau truputį lėčiau. Pabandykite įsivaizduoti, jeigu reiktų nubėgti 21 000 kilometrų bėgom, greitai sprinto bėgimo, tai po kiek kilometrų tu pakristum tenai? Greitai pakristum, aš pakrisčiau po 500 metrų. Ai, čia labai dar gerai pasakiau, pakrisčiau po 20 metrų, nes kelienas skauda. Ką kažkas kietesnis už mane pakristų ten vėliau. Arūnas nepakristų ten 20 km tikriausiai. Ir ten gyrės pastovi visiems, kiek jis nubėga. Tai haleliuja. Haleliuja. Tai mes esam sukurti ėjimui kartu su juo. Jėzusgi nebėga. Kažkur esu girdėjęs, kad meilės greitis koks tam? 3 km per valandą. Meilės toks greitis yra. Lėtas. Kad spėtum išgirsti kitą. Kad pamatytum ir nepraeitum. Jėzus toks buvo. Man Jėzus yra ultimate pavyzdys vyriškumo ir ultimate pavyzdys krikščionio. Man tai patinka, kad jisai nesusinervina, kai jį kažkas pertraukia. Kad jisai sustoja dėl kiekvieno. Dėl pačio vargščiausio jisai sustoja. Jis ėjo ten taku, ne? Raupsuotas iš tolo ten šaukė. Jėzau. Jėzau. Jisgi galėjo eiti nuo jo ar nueiti. Apaštalai beje jį tikriausiai ragino, come on, jisgi dar apkrės kiekvieną čia iš mūsų. Jisai ne, jis prieina, priklaupia prie jo ir paliečia jį. Arba jis eina su misija, ne? Jį pakviečia sinagogos vyresnysis, nes jo dukrelė miršta. Ir jisai eina ir jisai sustoja dėl moters, kuri 12 metų prasirgo kraujoplūdžiu. Ir jisai nesimėto, jam tarsi, aš kai žiūriu ir aš matau, kad jisai gyvena. Ir jam patinka kiekvieną akimirką tiesiog būti, tiesiog gyventi. Tarp jo kūrinių, jam patinka. Aš galvoju, kad nors jisai turėjo 2 akis, bet jisai matė visus. Nors jisai turėjo 2 rankas, bet jisai vienu metu galėjo apkabinti kiekvieną. Nors jisai turėjo lygiai tiek pat valandų, kiek ir mes turėjom, atrodo, kad pas jį ten buvo 1000 valandų toj dienoj. Jisai yra ultimate pavyzdys. Sekti juo, sekti Jėzų. Ir taip, jisai sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir kaip įdomu, kad jisai sako kelias pirmiau nei tiesa. Žinot, kad Biblijoje nėra nieko be reikalo parašyti.
Viskas, visi eiliškumai, viskas parašyta ten su tam tikra potekste ir su tam tikra simbolinė prasme. Jėzus sako, aš esu kelias pirmiau nei tiesa, dėl to, kad tai turi prasme. Žodis kelias hebrajų kalboje, jisai turi tokį vertimą. Tai yra gyvenimo būdas, elgesys, paklusnumas Dievui ir gyvenimas pagal sandorą, pagal sutartį, susitarimą su juo. Senajame testamente Dievas nuolat ragina savo tautą vaikščioti jo keliais. Aš esu kelias. Tai reiškia, aš esu vienintelis kelias, vedantis pas tėvą. Sekit paskui mane. Nors ir nežinom kur, nors ir nežinom kaip, nors ir nesuprantam galbūt visko iki galo. Labai lengvai įsiblaškyti, man. Jis sako, aš tiesa, vėliau. Kelias. Kelias, bet paskiau sako, aš esu tiesa. Aš suprantu šitaip, kad tiesą mes suprantam, kai pradedam sekti. Žydai savo vaikus mokina laikytis įstatymo prieš jiems įtikint. Jie dar net netiki, kad yra Dievas, bet jie sako, reikia gyventi šitaip, o ne šitaip. Ir tada jie gyvendami šitaip pamato, kad, Dievas iš tikrųjų yra. Dievas privalo būti, nes gyvenant šitaip, pagal Dievo įstatymą, tu pamatai, tu iš tiesų jį pradedi išgyventi, tu pradedi jį suvokti. Aš esu tiesa. Jis sako ne tik, aš kalbu tiesą, bet kad aš esu pats Dievo ištikimybės ir tikrovės įsikūnimas. Hebrajiškai kultūrai, žydiškai kultūrai, tai tiesa nėra tiesiog kažkoks teorinis supratimas kažko. Tai reiškia, žinau kažkokią istoriją, galiu ją atpasakoti. Arba tikslieji mokslai kažkokie, tai kur aš suprantu matematiką, arba fiziką, arba chemiją. Tiesa tai yra gyvenama tikrovė, tai yra tikra tiesiog, tai yra nenuginčiamai tikra tiesa. Ir tada jisai sako, aš esu gyvenimas. Gyvenimas Biblijoje reiškia ne tik biologinę gyvybę kažkokią tai, bet tai reiškia bendrystę su Dievu, dvasinį pilnatvės gyvenimą, palaiminimą ir amžiną gyvenimą. Pirmiausia, seki paskui Jėzų, tai yra kelias. Tada eidamas vis geriau pažįsti, kas yra Dievas, tai yra tiesa. Ir tuomet patiri tikrąjį gyvenimą su Dievu, tai yra gyvenimas. Amen. Eikim juo. Tada toliau tam 12 skyriui, laiške Hebrajams 12:13, sako šitaip, todėl pakelkite nuleistas rankas. Sustiprinkit linkstančius kelius ir ištiesinkit takus po savo kojomis, kad kas luoša neišnirtų, bet verčiau sugytų. Izaja pranašystė 40:29, 31 sako šitaip. Jis duoda pavargusiam jėgų ir bejėgį atgaivina. Net jaunuoliai pavargsta ir pailsta. Jauni vyrai krinta į sekį, bet tie, kurie laukia viešpaties, įgaus naujų jėgų. Jie pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir nepails. Aš šiandien noriu kiekvieną iš jūsų pakviesti tą Magadano kelią. tą atrodo visiškai neįmanoma, protu nesuvokiama, ilga, karšta, šalta, vėjuota, uraganų pilna, skausmų pilna, nuovargių pilna, randų pilna kelią. Biblijoje gausų nuorodų į tai, kad mūsų dvasinė kelionė yra kelias, ėjimas arba kažkoks tai maršrutas, į kokią pusę mes eisim. Kartais ėjimas šio krikščioniško gyvenimo keliu gali atrodyti ilgiausias, sudėtingiausias ir sunkiausias ėjimas pasaulyje. Ar tai būna? Man tai būna. Tačiau šventasis raštas ragina mus ištvermingai bėgti lenktynėse, kurios mums nustatytos. Mums iškeliamas iššūkis paklausti, kas yra Dievo tiesa, kas yra Dievo kelias. Kur yra Dievo kelias ir juo eiti. Mums sakoma, kad kai pasitikim Dievu, jis ištiesina mūsų kelius. Kai mes pripažįstam jį visuose savo keliuose, tai jis ištiesina mūsų kelius. Mums patariama apsvarstyti savo kojų kelią. Aiškiai, kur aš žengsiu toliau. Ir nubrėžti tiesų kelią. Pagal jo žodį. Skaitau ir sakau, šitaip turiu daryti. Taip pat esame įspėjami niekada nežiūrėti atgal.
Sako, kas seka manim neturi žiūrėti atgal. Kas buvo, buvo. Tai buvo praeitas kelias, tai buvo jau nueitas kelias ir tenais neverta grįžti. Aš užmiršęs tai, kas už manęs, važiuosi tikslo link, matydamas jį. Bet siekti tikslo, kad laimėčiau prizą, dėl kurio Dievas mane pašaukė į dangų Kristuje Jėzuje. Ir čia aš prisimenu savo žmoną. Mano žmonai nepatinka jokie žaidimai. Nepatinka jokie žaidimai, kuriuose laimima. Yra visokiausių žaidimų, galime nelaimėti. Ta aš nesuprantu to. Man reikia laimėti, aš turiu laimėti. Bet mano žmona, jinai labai nuliūsta, kai kažkas pralaimi. Jinai turi tokią labai gražią, įdomią širdį. Visiškai nevyriška. Mes žiūrim futbolą ir jai gaila dėl to, kad pralaimėjo kažkas, tai yra stadiono žolės guli ir verkia. Sako, o ne, man dabar jo gaila, galėjo jie laimėti, tai sako, kiti būtų verkę. Tai kam tada tas žaidimas? Tik vienas iškelia taurę. Klausimas mum, jinai šiaip yra teisi. Krikščioniškai prasme jinai yra visiškai teisi. Mesgi ne, turėtumėm lenktyniauti vieni su kitais, eidami šiuo keliu. Biblija aiškiai sako, kuo mes turėtumėm lenktyniauti. Tai yra vienas kito nuolankumu. Ir dar gerais darbais. Bet šiaip lenktyniauti vienas su kitu, tai mes visai neturėtumėm. Kodėl mes turėtumėm atsiplėšti vienas nuo kito ir tam kažkur jau toliau tam priekyje bėgti. Mes turėtumėm kartu bėgti. O, Danas suklupo, Lukas velka į tą. Kol jis ten sustiprėja, arba ant pečių užsimeta, Arūnas ir kartu neša. Toks pat yra krikščioniškas kelias. Kai kelias, kuriuo eini, atrodo, tarsi bandytum vargti iš to, kaip Tauno į Magadaną, per laiko juostas, karo zonas, per karštą Sacharos smėlį ir per kaulus šaldančius Sibiro pūgas eik toliau. Pats viešpats nuėjo tą kelią už tave. Ir jis bus ten, kad pasitiktų tave finišo linijoje. Ir kai mes užbaigsim savo kelią, jisai prieis prie mūsų ir sakys, well done. Mano ištikimas ir gerasis tarne. Tai jau toks gana pozityviai užbaigtas žodis. Robertai patiktų tokia rungtis. Aš dabar prisiminiau. Skaičiau kažkada tai graikų antikiniai nespaudoja kažkokią istoriją antikinės skaitęs, tai olimpinės to žaidynės Graikijai. Tenai buvo bėgimas ir ten jie vieni su kitais lenktyniavo. Bet kas įdomiausia, kad laimėdavo ne tas, kuris pirmas kirsdavo finišo liniją, bet tas, kuris kirsdavo finišo liniją su degančiu deglu. Aiškiai, jis taip mokėjo bėgti, kad neužgesino deglo. Ir mes turėtume, man atrodo, šitaip bėgti.